Sveiki bičiuliai, su jumis Dienos treniruotė ir šiandieną mes šnekame apie klubo skausmą. Jeigu jūs gulėdami ant nugaros ir traukdami kelį link krūtinės jaučiate skausmą klubo priekyje, o galbūt jeigu jūs darote taip vadinamą 90-90, perėjimo metu iš vienos pozicijos į kitą, vėlgi jaučiate skausmą klubo srityje, labai didelė tikimybė, kad greičiausiai pas jūs yra sumažėjusi klubo vidinė rotacija. Kaip mums išspręsti šią problemą ir sumažinti skausmą jums? 2 pratimai, kurie jums pagelbės. Pirmas pratimas – pasiėmame gumą, pririšam ją prie kažkokios tai atramos, statome gumą giliai į kirkšnį, užimam poziciją daliniam įtupste ir spaudžiame kelį iš visų jėgų į vidų. Užlaikome 3-4 sekundės. Atsipalaiduojam, spaudžiame kelį į išorinę pusę. Ir šioje pozicijoje būtinai stipriai suspaudžiate savo sėdmenis. Ir taip mes kartojame 8 kartus. Antras pratimas, pasinaudojus kažkokia pakila, būtent klubo nuleidimas į apačią ir maksimalus iškelimas į viršų. Šis pratimas suaktyvuos jūsų sėdmens vidurinį raumenį. Darote be inercijos su kontrole. 8 pakartojimai. Tai padarykite 2 serijas ir pasižiūrėkite tą patį judesį, kuriame pas jūs buvo skausmas. Greičiausiai to skausmo pas jūs jau nebeliks. Jeigu jums patiko šitas video ir jeigu jums padėjo šitas video, jums nieko nekainuoja paspausti patinka ir žinote, kad pas jūsų draugus ar pažįstamus yra kažkokios tai panašios bėdos, būtinai su jais pasidalinkite šiuo video. Sportuokite protingai ir saugiai.